Vos tik baigiantis žiemai vandenys išsilaisvina iš ledo gniaužtų ir dideliais žingsniais žygiuodamas pavasaris naikina paskutinius žiemos likučius laukų platybėse, dangumi nusidriekia virtinės gagenančių žąsų. Prasideda didžioji žąsų migracija. Ji trunka visą pavasarį iki pat birželio mėnesio. Manoma, kad migracijos metu per mūsų šalį praskrenda apie 3-4 milijonus įvairių rūšių žąsų. Žąsys paprastai žiemoja vakarų ir pietų Europoje, Šiaurės Afrikoje ir Mažojoje Azijoje. Kai dienos ima ilgėti, maždaug vasario mėnesį, žiemojimo vietose žąsys tampa neramios ir pradeda judėti link gimtųjų vietų šiaurės kryptimi. Iki kovo vidurio žąsys palieka žiemojimo vietas ir plačių frontų pagal vandenynų, jūrų pakrantės, didžiausių upių baseinus traukia į šiaurę. Taip jos atkeliauja ir į mūsų kraštą. Iki gegužės vidurio laikosi centrinėje ir rytų Europoje, maždaug iki Maskvos Sankt Peterburgo linijos. Lietuvoje žąsys ilsisi daugybę savaičių. Čia atgauna jėgas ir pasipildo energijos atsargas. Be tokių tarpinių poilsio stotelių paukščiai nepajėgtų įveikti didžiulių atstumų ir jiems nepavyktų grįžti į gimtinę tolimoje tundroje. Nuskridusios 800 ar net 1500 km, žąsys privalo gerai pailsėti ir pasimaitinti. Balandžio pabaigoje gegužę mūsų kraštą palieka paskutinės keliaujančios žąsys ir patraukia link perėjimo vietų šiaurinėje Europoje ir Sibire. Įveikusios maždaug 5000 km pavasarinės migracijos kelią, Arktės regioną keliauninkės pasiekia iki birželio vidurio. Migracijos metu žąsys gyvena visai kitokiu ritmu nei gimtinėje šiaurėje. Naktį jos susirenka į atvirus vandens plotus, kad apsisaugotų nuo sausumą šmirinėjančių plėšrūnų, lapių, usūrinių šunų ir kitų. Ankstyvais rytais, likus pusvalandžiui iki saulėtekio, skrenda į maitinimosi vietas, kurios gali būti nutolusios iki 10 km nuo nakvynės vietų. Čia laikosi beveik visą dieną. Skabo įvairių žolių lapelius, žemkinčių želmenis, ypač mėgsta ganytis laukuose, kur rudenį auga kukurūzai. Prie besimaitinančių paukščio būrio artinantį žmogui ar plėšrūnui, žąsys staiga pakyla į orą ir nurimusios leidžiasi į gretimą lauką. Šių paukščių nakvynės vietos metai iš metų paprastai nesikeičia ir jose nakvoti renkasi vis naujos žąsų kartos. Gausiausių žąsų būrius pavasarinės migracijos metu galima išvysti Nemuno deltoje, Širvintų apylinkėse, derlingose vidurio Lietuvos laukuose ir Dysnos slėnyje rytinėje šalies dalyje. Paprastai laukuose telkėsi nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių besimaitinančių žąsų. Nakvynės vietose susirenka dar gausesni būriai, nuo 15 iki keliasdešimties tūkstančių. Ir visos apylinkės paskęsta žąsų šurmuly. Gagenimas nenutyla visą naktį iki pat paryčių. Jei žąsis kas nors išgąsdina, jos triukšmingai pakyla į orą ir paskraidžiusios ratais bei nusiraminusios vėl sutupia nakvynę. Paprastai migruojančiuose būriuose galima pastebėti kelių rūšių žąsis – pilkąsias, želmenines, tundrines, baltakaktes, trumpasnapes, paprastąsias ir baltaskruostes bernikles. Tačiau kartu su šiomis rūšimis užklysta ir itin retų, nykstančių rūšių žąsų. Pavyzdžiui, pasauliniu mastu nykstančių rudakaklių berniklių ar mažųjų žąsų. Pastarųjų laukinė populiacija Europoje jau kurį laiką nesiekia net 100 individų. Todėl Europos Sąjungoje mažosios žąsys priskirtos prie grėsmingai nykstančių rūšių. Beveik visų rūšių žąsys tik praskrenda per Lietuvą pavasarinių ar rudeninių migracijų metu. Ir tik vienintelės pilkosios žąsys mūsų šalyje peri.
Keičiantis klimatui, pilkosios žąsys Lietuvoje pastebimos beveik visus metus, kai nėra sniego ir ledo dangos. Šios žąsys peri dideliuose ežeruose ar žuvininkystės tvenkiniuose, gausiai apaugusiuose nendrynais. Nors jų pastebėti galima daug kur, tačiau dažniausiai žąsys telkiasi tam tikrose Lietuvos vietose – Nemuno deltoje, pietų Lietuvos ežeruose apie Metelį, Žuvintą ir rytinėje šalies dalyje Birveto žuvininkystės tvenkiniuose. Birželio vidurys. Šiaurės Europos ir Sibiro tundrose nutirpsta sniegas. Būtent šiuo laiku parskrenda pirmosios žąsys. Paukščiai laikosi anksčiausiai nutirpusiuose ploteliuose ir ruošiasi perėti. Vos grįžusios į tundrą patelės skuba dėti kiaušinius. Poros paprastai susidaro žiemojimo vietose ar pavasarinių migracijų metu pakeliui į gimtinę. Žąsys monogamės. Pora sudaro ilgam laikui, o kartais net iki gyvenimo galo. Tokią paukščių ištikimybę lemia trumpa arktinė vasara, per kurią reikia spėti ir išperėti, ir užauginti jauniklius, ir pasiruošti tolimam skrydžiui į žiemojimo vietas. Delsti nėra kada. Vos per 4 savaitės, kai tundroje stoja šiltasis metų laikas, reikia išperinti ir užauginti žąsiukus. Jaunikliai ritasi beveik vienu metu. Vos išskilę iš kiaušinio žąsiukai jau gali sekioti savo tėvus ir ieškoti maisto. Sunku net įsivaizduoti, kaip vienu metu bemiškę tundrą užlieja jauniklių cypsėjimas. Žąsiukai vienu metu išsirita ne šiaip sau. Tai vienas geriausių būdų apsisaugoti nuo plėšrūnų. Kadangi jaunikliai auga vienu metu, plėšrūnai turi labai mažai laiko medžioti dar skraidyti negebančius žąsiukus. Išsiperėjusios žąsys pradeda rinktis į būriavimosi vietas. Paprastai į būrius telkiasi upių žiotyse ir Arkties vandenyno įlankose. Čia jų susirenka dešimtimis tūkstančių. Rugsėjį, kai tundroje prasideda arktinė žiema, maistą užkloja sniegas ir jis paukščiams tampa nebepasiekiamas, žąsys būriais pakyla į tolimą kelionę ir patraukia vidurio Europos link. Paprastai Arkties vandenyno pakrantę jos keliauja į vakarus. Praskrenda Baltijos šalis, tarp jų ir Lietuvą, o poilsio stoja Baltijos jūros pakrantėje ir upių žemumose ties Lenkija ar rytų Vokietija. Kai spalį nubalina pirmosios šalnos, prasideda kitas kelionės etapas – į žiemojimo vietas pietų Europoje ir Šiaurės Afrikoje.